sakau, self-employed. Ir toks buvo, tuo metu buvo tas freelancinimas tokio žodžio, turbūt iš vis Lietuvoje nelabai buvo. Kad aš išmanyčiau kažką per daug apie marketingą tuo metu, tai tikrai aš nieko nesupratau. Norėjau turėti tą laisvą grafiką. Pas tave netoli turbūt 10 000 sekėjų Instagram'e. Netoli 11. Ok. Ar tu gali pasidalinti tuo receptu, ką tu darei? Ir TikTokas. TikTokas. Taip. TikTok irgi vedė. Taip. Žaviuosi, iš tikrųjų, tave matau socialinius tas tinklus, kaip jai taip disciplinuotai pavyksta tą turinį kurti, kelti. Bet aš ne visur gyvenime turiu discipliną. Kokius pamatinius namų darbus patartum pasidaryti smulkiems verslams, kurie vis dar neturi ir nesudarinėja sutarčių? Bet nėra to tokio supratimo, kad čia nėra, kad kažkas, ką jūs turite turėti stalčiui pasidėję. Kai tik turėsiu šitą produktą savo rankose, tai jisai bus nemokamas. Galbūt šiais metais aš pradėjau apskritai žiūrėti į savo tokią kaip sveikatą, varydavau ir viskas. O sustabdė kažkas. Tai faktas. Aš žinok, net grįžus po darbo ikonėlės išsitrindavau iš telefono, Facebooko ir Instagramo ir ryte vėl atsisiųsdavau. Nesupranti, kad tai yra įrankis artėti prie tos vizijos ir jeigu tu nesinaudosi tuo įrankiu, tu prie tos vizijos neartėsi. Ne veltui turbūt yra sakoma, kad turėkit prieš akis visada ten, kur dirbat, arba namuose tą viziją ar nusipiešę, ar apsirašę, ar ne, nes mes žmonės tokie linkę pamiršti viską. Taip, užsisukam tam rate. Labas, sveikinuosi aš Ieva, mūsų I Know projekte tapti. Ne tik būti, nes ir taip žinome, kad būti yra sutverta ir šiandien noriu labai pasidžiaugti, nes turim svečią, viešnią iš Klaipėdos, Miglę. Labas, Miglė. Sveika, Ieva. Tai Miglė yra teisininkė, aš perduosiu nieko nelaukdama žodį jai, kad jinai plačiau prisistatytų ir papasakotų, ką ji veikia ir kokia ta jos veiklos sritis, galbūt niša, nes teisė, žodis teisininkė toks pakankamai abstraktus ir platus. Teisingai? Teisingai. Tai aš esu Miglė Repšienė, esu teisininkė, jau iš 10 metų dirbu su smulkiu verslu. Pačioj pradžioj savo karjeros pagrindę dirbdavau su įvairiais tokiom didesnėm problemom, ginčais teismuose ir panašiai. O dabar paskutinius turbūt kokius 5-6 metus kreipiu visą energiją į būtent prevencijos ėmimąsi, padėti smulkiam verslui imtis prevencijos, kad jisai užkirstų kelią, tiksliau gal sumažintų maksimaliai rizikas tų didelių problemų atsiradimui, kaip ginčam teismuose ar įvairiausiam baudom iš valstybinių institucijų. Tai rengiu sutartis, vidinės įmonės dokumentus, konsultuoju intelektinės nuosavybės klausimais, registruoju prekių ženklus, teigiu įmonės ir taip pat mokesčių teisė yra viena iš mano teisinių krypčių, kurioje dirbu. Tai iš esmės teikiu teisinės paslaugas būtent smulkiam verslui ir atliepiu jo poreikius. Miglė, koks vienas didžiausias pasiekimas iki šiol tavo solo karjeroje ir turbūt visiems labai įdomu, kaip atrodė ta pati pradžia tavo verslo? Tai iš to vietoj tai gal norėčiau truputėlį apsibrėžti, kas yra ta solo karjera, nes iš esmės, jeigu taip plačiaja prasme, tai ta mano solo karjera prasidėjo gana seniai. Nes kai aš pradėjau dirbti teisinį darbą, tai čia 12 metų atgal, pats pirmas mano teisinis darbas buvo tas tikras samdomas darbas, kur tu ateini nuo 8 iki 5, turi ten tą kolektyvą ir visą kitą. O realiai po to, iš principo, visą laiką aš turėjau tokią kaip solo karjerą, plius minus čia taip į detalės nelendant. Tai mano ta solo karjera prasidėjo ne tada, kada aš pradėjau vesti socialinius tinklus, iš kur mes ir esam pažįstamos, o jinai prasidėjo iš principo kur kas anksčiau. Bet čia galbūt pas teisininkus yra tokia praktika, nes tu vis tiek dirbai pas darbdavio, dabar, kaip suprantu, tu turi savo įmonę ir jau dirbi savo. Teisingai. Taip, dabar turiu savo įmonę ir dirbu savo, bet anksčiau aš nedirbau pas darbdavį. Tai kaip ir minėjau, pats pirmas tas mano darbas buvo jau toks patas pas darbdavį, tas toks, kaip mes suprantam, kas yra tas samdomas darbas. O po to aš turėjau individualios veiklos pažymą. Freelancinai. Jo, freelancinau, kitaip tariant. Taip, labai geras. Tai čia jau daug metų, ne? Taip. Aš atsimenu, aš iš pradžių studijavau
teisės magistrą baigiau, po to studijavau verslo teisės magistrą ir buvo tokia paskaita tarptautinė darbo teisė. Ir kažkaip pačioje pirmoje paskaitoje mūsų klausinėjo dėstytojas, tai čia 2014 metai, klausinėjo dėstytojas, ką dabar dirbat ir panašiai. Taip. Ir ten vieni samdoma darbą, kiti tik studentai, taip toliau. Ir aš kažkaip sakau, ir mes, anglų kalba buvo tos studijos ir aš sakau self-employed. Ir toks buvo, tuo metu buvo tas freelancinimas tokio žodžio, turbūt iš vis Lietuvoje nelabai buvo. Tai oi, čia self-employed ir jau toks buvo wow. Nu, ne tai, kad wow, bet toks neįprastas dalykas. Bet žinoma, po to vis daugiau radosi tų, būtent tų freelancintojų, ar ne, ir dabar jau yra kur kas labiau išplitę. Buvo lengva prieš tą 10-metį pradėti tą darbą savo, nesvarbu, kad ten ar individualios veiklos pažyma, ar įmonės pagrindų, bet vis tiek ta pati pradžia prieš 10 metų, kaip jį galėjo atrodyti, turbūt daug sudėtingesnė negu dabar, kai yra socialiniai tinklai ir kai tu gali tapti žinomas daug greičiau, ne? Iš esmės tai taip. Iš tikrųjų, ne apie tą, kad aš išmanyčiau kažką per daug apie marketingą tuo metu, tai tikrai aš nieko nesupratau, bet visą laiką kažkaip gal norėjau turėti tą laisvą grafiką ir visą laiką siekiau tokio pobūdžio, kaip čia pavadinti, uždarbio to darbo, ar ne? Taip. Ir, turbūt kažkaip ir pasėjau tą sėklą ir taip susiklostė. Daug kas iš tikrųjų vyko ne tai, kad aš planavau, va dabar nuo rugsėjo 1 pradėsiu dirbti savo. Ne taip buvo, tiesiog daug kas klostėsi taip gyvenimas ir klostėsi taip tie užsakymai, atsirado didesnis klientas ir aš nusprendžiau, kad aš tiesiog galiu dirbti jam tokiu formatu. Tada atsirado kiti klientai ir taip viskas ir vystėsi. O labai įdomu, kaip atrodė tas lūžis perinant į socialinius tinklus, nes pas tave tikrai, aš turbūt atėjau į tą, jau gal tu buvai pusiaukeliai, bet įdomu, kai va ta pati pradžia, kas tave paskatino į tą socialinę mediją investuoti laiką ir panašiai. Iš principo tai seniai aš apie tai galvojau, labai seniai. Turbūt, kai mano pirma dukra gimė, tai čia 6 metai atgal, tai tuo metu net nebuvo tokių kaip profesinių verslo profilių, turbūt net gal tie net influencerių net nebuvo, tiesiog buvo žmonės, kurie kažką rodo, ar ne? Kelia gražų turinį ten. Nu taip, kažką jie ten daro. Tai jau man tada kažkaip buvo, kažkas sukirbėjo, kad net nepasakyčiau, kad aš buvau įsigryninus, kad aš tai, kad profesinį noriu, man tiesiog atrodė, va aš ir norėčiau kažkuo dalintis. Taip. Bet žinoma, visokios ir baimės, ir visi kiti dalykai, be to ir asmeninis gyvenimas, vaikai, vienas buvo vaikas, po to kitas. Ir po to kažkaip pribrandinau tą idėją viduje, tada atsirado tiesiog jau ir tas profesinis profilis, labiau išsigryninau, kuo aš galėčiau dalintis, nes aš nenorėjau dalintis, ta prasme, savo gyvenimo asmeniniu. Tai nebuvo, taip nebuvo niekada, tiesiog, tai va, kaip ir minėjau, norėjau išsigryninau, ko norėčiau dalintis ir taip gavosi, kad tada atėjau į tos socialinius tinklus. Ir žinoma, su intencija ir plėsta žinia apie savo verslo idėją, jeigu galima tai pavadinti, apie savo specializaciją, kad mes galim imtis tos prevencijos teisiniai srityje. Edukuoti, ar ne? Žmonės kartu ir kartu matyti tai kaip ir klientus potencialius, bet kartu ir edukuoti. Taip ir pirmas gal net ir buvo toks tikslas labiau edukacinis, galėčiau sakyti, labiau savo tiesiog žinia apie tai, apie ką aš darau ir kad taip galima padaryti, ar ne? Kad mes neturim laukti problemų ir galim ir anksčiau truputėlį galimai užkirsti jom kelią. Taip. O dabar dar labai įdomu tavęs paklausti, tai maždaug prieš kiek laiko socialiniuose tinkluose aktyvi pasidarei? Tai buvo 23 metų, jei neklystu, vasario mėnuo. Tai 1,5 metų. Tai tu proveržį labai greitai padarei. Nes dabar pas tave netoli turbūt 10 000 sekėjų Instagrame. Ar jau yra? Yra. Dabar, man atrodo, netoli 11. Ok. Tai ar tu gali pasidalinti tuo receptu, ką tu darei? Nes turbūt čia klausantiems yra be galo įdomu, kaip užauginti taip auditoriją, kokie tie ingredientai. Tai pirmas dalykas, aš manau, kad jeigu, ta prasme, visą savo darbą atiduotum tik į auginimą, tai įmanoma ir didesnė ta auditorija užsiauginti. Mano nuomonė, taip yra. Bet žinoma, aš kadangi ir dirbu šalia savo darbą ir tai yra tik dalis to, visos mano veiklos, ką aš darau,
Tai ir tas laikas yra ribotas ir tas aišku suvokimas, kaip auga irgi atėjo tik eigoje, kaip veikia socialiniai tinklai, kaip jie auga, atėjo tikrai ne prieš tai man, kai aš juos pradėjau, o tada, kai tik pradėjau. Tai irgi aišku koregavo kažkiek planus. Bet iš principo, būtent jeigu kalbant apie save, ne, tai aš manau, kad pirmas dalykas tai išsigryninimas tos gal žinutės. Ir būtent kaip ir minėjau, aš nenorėjau ten rodyti savo gyvenimo niekada socialiniuose tinkluose, kad va, aš einu kažką veikiu. Aš norėjau nešti kažkokią žinutę ir kad jinai išeitų į platesnę auditoriją, tai gal tas žinutės įsigryninimas. Antras dalykas turbūt būtų, kam ta žinutė yra skirta, tas irgi yra svarbu, nes aš visą laiką žinau, su kuo kas yra kita pusė ekrano, žinau, kas yra mano auditorija ir taip, iš kitos pusės tas 10-11 tūkstančių, tai paėmus Lietuvos mastu nėra didelis skaičius, žinoma, jis nėra mažas, bet jis nėra labai didelis, bet pas mane yra labai susirinkus tikslinė auditorija. Tai taip, tas gal tokio dydžio tikslinės auditorijos subūrimas ir tikrai tai nėra maži skaičiai. Bet manau, tai ir padėjo, kad aš žinau, su kuo aš kalbu ir kam tą informaciją aš noriu pateikti. Tai taip, tai pirmas žinutė, antras žinoti, su kuo tu kalbi, o trečias dalykas tai turbūt disciplina. Nes ne vis laik tikrai yra tos motyvacijos ir čia viskas suprantama ir tikrai čia ir pas mane taip yra, bet aš visą laiką stengiuosi. Irgi nebūna taip, kad jau kaip robotas varai, tikrai, ne, irgi būna ir nukrypsti, ir grįžti. Ir tarkim, aš žinau, kur mano silpnos vietos yra socialiniuose tinkluose, ar ne, va tarkim, mano nuomonė, story formatas pas mane labai silpnas, nes aš ten neturiu disciplinos. Ir aš apskritai nesu tam paskyrus laiko dienoje, ar ne, ar ten, nežinau, savaitėje nepaskyrus tam laiko ir taip ir gaunasi. Bet, o visa kita, ką aš darau, nes aš nesu tik Instagram'e, esu ir kituose socialiniuose tinkluose, aišku, aš metu fokusą. Ta prasme, Facebookas, LinkedInas, ar ne? Ir TikTokas. TikTokas. Taip. TikToką irgi vedė, naujai ar turi jau auditoriją? Turiu kažkiek, dabar gal ten yra, gal kokią pusę metų bus, dabar tiksliai net nepasakysiu, kada pradėjau. Nes kadangi pradėjau nuo Instagramo, tai ir žinau tą datą, o kiti tiesiog po to organiškai atsirado. LinkedInas neatsimenu net, kada atsirado. O kokia nuomonė labai įdomu apie TikToką, nes nemačiau tavęs, iš tikrųjų neseku TikTokę. Labai įdomu, kokį tu įspūdį susidarai, nes mes su Ainau irgi šiek tiek keliam turinio. Iš pradžių taip žiūrėjom negatyviai, galvom dar nepasiruošus TikToko publiką į tą tokią galbūt kaip Instagramas perėjo, kad tu savo verslą pristatinėjai, savo paslaugas, produktus, prekes. Kaip Instagram'e reaguoja į teisinės ir paslaugas ir ar žmonės linkę stebėti, sekti? TikTok'e turiu omeny kaip reaguoja. TikTok'e, taip. Net nežinau, aš kažkaip, kadangi pas mane ta vizija tokia yra, kad kuo plačiau nešti tą žinutę, tai manau, kad socialiniai tinklai yra puikiai priemonė tą padaryti. Jo, bet matai, buvo, ne tai, kad buvo, labai dažnai tikrai girdžiu, kad TikTokas yra tokia atsipalaidavimo platforma, kur žmonės eina paskrolinti kažkokių juokingų video, ten kažkokių, taip nepabijokim, biškį nesąmonėlių tokių ir vat iš to toks šiek tiek man irgi buvo tokia kilus galbūt baimė arba toks dvejojimas, ar čia eiti į TikToką. Nes ten gali būti, kad ir tu kritikos daugiau sulauks, nes ten auditorija tokia nepabijanti pasakyti ir aštriai, ir, ne Instagramo auditorija, tikrai ir manau ne Facebooko, bet ne ta blogąja prasme, kad TikTok'e, aš pati TikTok'e esu, tik tai vat, vien tik dėl to, kad ten ateina žmonės dėl kito tikslo. Tai vat įdomu, kaip, ar jaučiasi tas aktyvumas, ar vis dėlto taip pasyviau, nes teisinės to labiau paslaugos, tai vat įdomu. Iš esmės, mano apskritai kaip į socialinių tinklų fokusas yra vis tiek, Instagramas, gal Facebookas, sakyčiau, ne? Tai aš kurdama turinį adaptuoju tom platformom. Kitos platformos, tarkim, LinkedInas ar TikTokas, aš nesu, kaip ir tu sakai, labiau Instagramas yra skirtas ten pristatyti savo verslą, TikTokas labiau atsipalaidavimui, tai gal tą informaciją reikėtų pateikti kitaip, ar ne, šiek tiek. Aš to nedarau, tiesiog tai irgi jau čia prioritetų tvarka, aš to nedarau, bet aš dabar net galvoju, ar aš sulaukiau tos kritikos, gal ir esu sulaukus, aš kažkaip... Nepastebėjai? Ne. Dabar galvoju apie TikToką, iš tikrųjų jo, gal dabar pagalvoju, yra tų komentarų, bet visi dažniausiai pyksta ne ant manęs, nes aš kadangi nemažai apie mokesčius komunikuoju, tai jie ne ant manęs, o ant to, kad reikia mokesčius mokėti. Tai aš kažkaip asmeniškai nepriėmu. Aš kadangi neturiu, įtakos pakeisti tai, tai yra kaip yra. Tai gal yra daugiau tų tokių komentarų, tokių aštresnių, kaip tu sakei, bet kažkaip aš sakau, asmeniškai nepriėmu. Tai koks tas vienas didžiausias pasiekimas iki šiol,
solo karjeroje? Tai kadangi, jeigu jau taip paimsim, kad ta mano solo karjera prasidėjo 10 metų atgal, tai turbūt tas pats toks didžiausias šiai dienai pasiekimas, kas yra iš dalies ir susijęta ir su socialiniais tinklais, ir su tuo, nu, kaip tu vadini, proveržiu, man tai gal čia toks nežinau, per skambu žodis, bet tas pasiekimas yra toks, kad nesu viena, ne taip kaip anksčiau. Nes dar pačioje pradžioje tai realiai, kaip ir sakiau, to marketinginių žinių nelabai turėjau ir net nelabai... Norėjai. Jo, turbūt, nelabai apie tai net galvojau. Ir iš principo viskas ėjo per rekomendacijas. Ir apskritai, tais laikais tai buvo, ypač pas teisininkus, viskas ėjo tik per rekomendacijas, nebuvo kažkokių dalykų kitų. Tai ir tas proveržis, sakykime, kaip sakai, kad nuo 23 metų Instagramas pradėjo taip sparčiai, ar ne, plėstis, tai irgi dėka komandos bendro darbo kartu su tais, kurie išmano tai, ką daro. Taip. Aš iš karto, kai pradėjau vesti savo socialinius tinklus, tai faktas, kad jie yra mano, ir tai mano asmeninis prekinis ženklas ir labai reikia tam daug laiko skirti, ypač pačioje pradžioje. Taip, turinį aš kuriu, bet daug dalykų daro ir mano komandos narė, taip. Tai tas yra, manau, tas irgi gal pridėjo prie to, kaip, nepamenu, kaip tiksliai buvo praeitas klausimas, bet kaip pavyko užsiauginti kažkaip taip, tai manau irgi daug pridėjo prie to, nes labai mano tam tikros asmeninės savybės, kurios yra tinkamos ir yra, kaip čia, nežinau, negaliu sakyti pozityvas, negatyvas, bet aš turiu vienas labai geras savybės, o kitos tokios yra šlubuojančios, ne? Nu, kaip ir turbūt nėra tobulo žmogaus. Tai va, tai kas liečia socialinius tinklus. Stipriosios ir silpnos. Taip, stipriosios ir va, būtent tie žodžiai. Tai va, tai mano yra, kur aš esu silpna, ten mano, taip, yra jinai stipri labai ir mes dviese realiai dirbame prie socialinių tinklų, nu praktiškai dviese, ten neskaitant ten kažkokių darbelių, bet iš principo dviese, tai manau tas irgi tokį darinį sukūrė, kuris sukūrė tokį, nežinau, gerą rezultatą. Taip, rezultatą, taip. Nes tikrai pakankamai toksai trumpas laikas ir aš žaviuosi, iš tikrųjų tave matau socialinius tas tinklus, nu vat, kaip jai taip disciplinuotai pavyksta tą turinį kurti, kelti, bet čia grinai yra darbas, tiesiog, ar ne, tiesiog disciplina. Ir sistema. Sistema, disciplina, bet ne taip, kad, šiandien man nėra nuotaikos, tai neįrašinėsi, žinai, ten kažkokio tai rilso, nu taip nėra turbūt, ar ne, yra darbas ir tu jį darai. Taip. Aš galvoju, gal teisininkai dar turi tą tokį polinkį į didesnį tą discipliną iš principo, nes yra tokia, žinai, tema, kur, nu, teisė. Bet aš ne visur gyvenime turiu discipliną. Tai nežinau. Darbe tai turi. Nu, darbe gal, jo. Tai labai žavu, akivaizdžiai tikrai iš šono, tai labai toksai, žinai, norisi pasitemti ir pasimokyti, žiūrint iš šono irgi kaip turint solo verslą. Tai tikrai užsukit ir jūs pas Miglę į paskyrą ir pamatysit, kaip ten gražiai yra vedamas turinys. Kodėl visgi išėjai iš samdomo darbo ir kodėl tave sužavėjo tas savarankiškas darbas, gal tai teisė yra labai normali praktika iš tiesų? Tai kodėl, nu, iš tikrųjų pats pirmas buvo toks, kad aš išsikrausčiau iš to miesto. Aš šiaip Kaune ir dirbau. Geras! Jo. Nes aš Kaune pirmas savo studijas baigiau. Tai pirmas baigiau Kaune ir gale studijų pradėjau dirbti. Tai tu kaunietė? Ne, aš nesu kaunietė, bet pusiau. Ir įsikrausčiau, tiksliau baigiau studijas, nusprendžiau dar studijuoti, tada įstojau į Vilnių ir tiesiog teko išsikraustyti. Ir tas darbas turbūt taip ir gavosi, kad aš tiesiog išėjau iš to darbo ir po to ieškojau galimybių Vilniui ir man pasitaikė tada galimybė dirbti, nu, savarankiškai, pradėtą savarankišką verslą, nes turėjau kam teikti tas paslaugas, būtent įmonę, kurią galėjau aptarnauti, tada atsirado ir kitų šalia klientų, nu ir tiesiog pradėjo taip viskas suktis. Tai turbūt tas, kodėl, atsakymas, kodėl... Dėl tų pačių sąlygų, įdomu, man labai, žinai, taip. skirtumas. Tai atsakymas, kodėl, tai žinoma, dėl laiko planavimo laisvės, kad galiu savo pati laiką planuotis. Taip. Ir nereikia, tarkim, aš studijavau, ar ne, po to aš į Prancūziją išvažiavau studijuoti dar metam realiai. Tai aš jau žinojau, kai stojau iš tas studijas, kad po metų aš turėsiu išvažiuoti į Prancūziją, tai kad ten nereikėtų derintis, kažką į paskaitas išleisti, nu visi tie dalykai. Tai kažkaip ir ta laisvė ir visą laiką aš jos norėjau, planuotis laiką pati. Ir tą gali dabar sau leisti.
Taip, žinoma, tada aš neturėjau tiek daug atsakomybių, kiek dabar. Ta prasme, aš dabar turiu šeimą, turiu daug dalykų. Jau ir komanda vis tiek. Čia yra visai, čia nepalyginsi tikrai, kas buvo tada ir yra dabar. Bet tada buvo lengviau. Jo, bet ar pasirinktum darbdavį, ar vis tiek solo karjerą, tai turbūt čia nėra klausimas. Šiandien? Taip. Aišku, būna, tikrai neslėpsiu. Tai čia visiems. Tai čia, žinau. Būna tas toksai, bet jeigu dabar kaip šiandien stoviu, ne iš tos pozicijos aš neku, kas ten buvo, kai man ten buvo 20 keli, tai taip, tai dėl laisvės planuoti savo laiką. Turbūt šitas yra pagrindinis. Gerai, o galimybių. Ir dėl galimybių. Pinigų, kitą kiekį, sakykime. Ir dėl galimybių. Jo, dėl laisvės ir dėl galimybių, taip. Šitas klausimas, Miglė, ilgesnis, tai net ir paskaitysiu. Aš kai kalbu apie teisininką, tai man iš karto prieš akis, žinai, sutartis išnyra. Ir mes iš tikrųjų patys su vyru, kai pradėjom rimčiau vystyti statybų verslą, turiu minti juridinę asmenį irgi atsidarėm, tai prieš tai turėjom tokią negerą patirtį, turėdami savarankišką veiklą vykdantiems žmonėms ten patentą. Ir neturėjom iš tikrųjų tokio rimto sutarties šablono, ten, kur būtų tam tikri saugikliai sudėti. O statybų sektorius tai dar toksai, dar kita respublika, ar ne? Tai kokius pamatinius namų darbus patartum pasidaryti smulkiems verslams, kurie vis dar neturi ir nesudarinėja sutarčių, arba nesudarinėja sutarčių. Čia toksai, žinai, gal kažkas turi, bet nesudarinėja, arba gal kažkas neturi ir bet kokias sutartis naudoja, kad tik kažką turėti. Jo, tai čia turbūt pirmas dalykas, kad būna, aš kartais pastebiu tokį požiūrį, kad ta sutartis kitiem atrodo kaip, nežinau, kažkokia licenzija ar leidimas. Va turiu turėti, kur parašyta bus ten, nežinau, rangos sutartis ar paslaugų teikimo sutartis, bet nėra to tokio supratimo, kad čia nėra, kad kažkas, ką jūs turite turėti stalčiui pasidėję. Tai nėra apie tai, tai yra apie tą susitarimą su savo klientu, ar tai užsakovo, ar ne, kaip jūs ten sutarėt, kaip viskas vyks tarp jūsų, kokias jūs paslaugas tieksit, ar darbus darysit, ar ne, ir visa ta informacija yra tiesiog aptariama toj sutartyje. Aišku, ten yra tam tikrų gal teisinių niuansų, apie kuriuos turbūt nei jūs, nei klientas nepagalvojat, ką jau teisininkas įtrauktų, ar ne, ten, tarkime, į paslaugų tiekimas, tai ten intelektinės nuosavybės yra klausimai, jeigu su kūrybiniu rezultatu susijęs. Vienu žodžiu, nenoriu šitoje vietoje labai plėstis. Tai bet pirmas tas toksai, kad nėra to tokio suvokimo kartais, apie ką iš vis tos sutartys ir kodėl jos reikalingos. O antras dalykas, tai iš tikrųjų kaip tik šiuo metu mes su komanda rengiame tokį kaip checklistą, gal galima taip pavadinti, būtent ką reikia turėti ar ką apgalvoti iš teisinės ir mokestinės pusės smulkiam verslui, čia tiek pristaikytų, tarkim, ir statybų sektoriui, tiek paslaugų tiekime, tiek elektroninio parduotuvėm ar prekim, jeigu ir fiziškai prekiaujat. Tai būtent ten bus tokie 5 etapai, mes dabar prie jų dirbam, dabar turbūt labai nesiplėsiu, nes labai ilgai užtrukčiau apie kiekvieną. Jei be kiekvieną papasakočiau, bet kai tik turėsiu šitą produktą savo rankose, tai jisai bus nemokamas, jisai bus skirtas verslam. Taip, nemokamai, tai kai tik turėsiu jau savo rankose, čia aišku, metaforiškai, nes bus kompiuteriai, tai būtinai pasidalinsiu pas save per socialinius tinklus ir galėsit jį atsisiųsti. Jo, nes iš tikrųjų turbūt tas, kas pradeda arba tas, kuris pradėjęs, nes, pavyzdžiui, ten pirmi metai toks būna, tau ne tame būna, žinai, ne tie dalykai galvoj būna. Tu tiesiog galvoji, kaip daryti, kaip čia buhalteriui sąskaitas pristatyti, kaip čia nepavėluoti į terminus ir kaip dirbti darbus, nes tu, kai pradedi solo karjerą, dirbti savo, tai tu būni viskas. Ir dirigentas, ir orkestras, kaip mes mėgstam čia sakyti su pašnekovais. Tai tau reikia ir rūpinti socialiniais tinklais, ir dar ten, žinai, apie klientus pagalvoti, ir dar paslaugas ten teikti, ar tas prekes gaminti, ar ties užsakyti, ir ten, labai labai daug visokių darbų. Taip. Ir va tada kokiais 2, 3, 4 metais žmonės tik pradeda galvoti, arba kai susiduria, bet kaip mes turėjom patirtį su vyru, kai susiduri su nemalonumu, tik tada pradedi galvoti, kur man dabar čia kreiptis, kad mane kažkas apgintų, nes tai, aš žinau, kad tai yra mano tiesa. Taip, tai iš tikrųjų čia tai visiškai klasikinis scenarius, ką papasakojai, kad atsitiko problema ir tada. Tai, net nežinau, procentaliai turbūt daugiau negu pusė taip ir būna, kada susimasto apie tuos dalykus, kai tikrai kažkas atsitinka, žmonės mes tokie esam, ar ne. Bet aišku, yra ir kitų, kurie arba gal iš aplinkos girdėjo, arba gal tiesiog iš savęs žino, kad reikia kažkaip apsisaugot.
Tai yra ir ta kita pusė, bet jinai tikrai nėra dauguma. Dažniausiai pirma problema, tada jau supranta, kad reikėjo imtis tam tikrų žingsnių ir tada jau imasi ateičiai. Tai gerai, tai ties tuo klausimu, kokius pamatinius dalykus rekomenduotum žinoti, tai mes da paliekam tokią mažą paslaptėlę ir nueisit pas Miglę Instagrame, turbūt tikrai rasit kažkokį tai Taip, tik ne šiuo metu, beje, gal kaip išėjai šitą laidą jau ir bus, iš tikrųjų, dabar negaliu tiksliai pasakyti termino, bet jeigu nebus dar, tai tikrai bus, pas mane paspaudus ant Linktree Instagrame, jeigu nebus, tai tikrai bus artimoje ateityje ir tikrai paskelbsiu pas save socialiniuose tinkluose. Tai mes nekantriai lauksim visiems tiems, kurie yra smulkus verslai arba nori pradėti dirbti savo, tikrai tai yra labai be galo aktualu, o žinoti tai jau yra žingsnis į priekį. Tai būtinai pasidomėsim. Dabar pereikim prie tokio kito, man asmeniškai irgi labai įdomaus klausimo, kuris persipina, kai dirbi savo, visada turi mokintis tą balansą išlaikyti tarp poilsio, tarp laisvalaikio ir tarp šeimos ir būtent to darbo. Nes ir man pačiai, neslėpsiu, būna grįžti namo ir įnikstu toliau ten kažkur kažkokį pabaigti montuoti ten reelsą, ten atsakyti kokiam žmogui, kuris ten parašė per socialinius tinklus. Kaip tau sekasi balansuoti šiame klausime tarp poilsio savo laiko skirimo šeimai ir tarp darbo? O jeigu nepavyksta ir kai nepavyksta, ką tu darai? Tai čia kaip yra tie juokeliai, kur pradėjau dirbti savo, nes norėjau pats planuoti laiką, o dabar laiko iš vis neturiu. Tai čia, žinai, taip yra ir man. Tai čia klasikinis scenarius, nes irgi atsakiau į klausimą, kad labai noriu planuoti, turėjau savo būti laiko šeimininkas, bet darbas yra mano šeimininkas. Ne, iš tikrųjų šiek tiek šaržuoju, gal taip visiškai taip nėra, bet tikrai čia neturiu ką labai pasigirti ir pasidalinti šitoj vietoj. Ta prasme sudėtinga yra, ar ne? Taip, tikrai sudėtinga ir tikrai galbūt šiais metais aš pradėjau apskritai žiūrėti į savo tokią kaip sveikatą, kad čia aš turiu tas ribotas fizinės tiesiog galimybės, taip mano darbas protinis, ta prasme aš ten nebėgioju ratais ir panašiai, taip. Bet vis tiek, neįmanoma, vis tiek pavargsta nervinė sistema ir taip toliau, tai reikia to poilsio būtinai ir turbūt iki šių metų aš nelabai ir tiesiog aš varydavau ir viskas. Sustabdė kažkas. Tai faktas. Tai kaip kalbėjau, kad žmonės, kaip kalbėjom, kad vykdo savo veiklą, atsitinka teisinė problema, tada imasi prevencijos. Tai čia tą patį scenarijų galima man pritaikyti. Jeigu vieną puoselėji labai stipriai, vis tiek kažkuris kitas kampas nukentės. Ir aš manau, kad mūsų gyvenime tai čia tiesiog yra siekiamybė mokintis. Ne tai, kad išmokti, nes niekada turbūt to nebus tobulo. Tokio, žinai, kad tos svarstyklės šitaip. Darbas ir šeima, poilsis, laisvalaikis būtų tokiam vienam zen, tos svarstyklės taip lygiai, kažkas vis tiek kažką turbūt nusveria. Tik tai gali stengtis paskui arba atpirkti, arba jau matyti, kad jau gal ir nebėra prasmės atpirkti, bet sveikata turbūt irgi yra ta tema, apie kurią man labai svarbu kalbėti ir čia su žmonėm, kuriuos pasikviečiu, nes kai mes dirbam savo, kaip ir minėjau, viską darom patys, ar ne, nesvarbu, paskui komanda ir paskui tie verslai, kurie irgi užauga, taip visada smalsu ir įdomu žinoti, ką jie prioritizuoja, ką jie renkasi, kad jie vis tiek išlaiko tą ašį savo viduj ir ta sveikata, kaip tu sakai, tiek psichologinė, tiek fizinė sveikata, jeigu nebusim sveiki ir nebusim stabilių nervų, tai ir tų rezultatų nebus nei versle, nei klientai bus patenkinti, tai tas rūpinimasis, tai tu kažkokius galėtum įvardinti dalykus, kuriuos taikai, galbūt kažkuo pasidalinti, ar šitoj temai pati tiesiog irgi bandai ir žiūri, kaip einasi, bet nėra kažko tokio išdirbto dar stipriai. Kad labai turėčiau kažkokią discipliną išdirbtą, tai ne, bet ką bent jau stengiuosi daryti, tai nueiti, pas mane, kadangi ir sėdimas yra darbas, tai nueiti bent kartą į mėnesį į masažą. Tai ir yra šiaip ir nerviniai sistemai gerai. Tada tikrai kartais penktadieniais nedirbu, šiaip stengiuosi iš vis nedirbti, bet tas nedirbti man gaunasi kaip ir šitas penktadienis. Aš čia skaitosi nedirbu, bet aš nežinau, ar galima taip. Gerai žinot, kad kažkas čia poilsiai pas mus atvyksta. Tai bet aš nežinau, nes jau tada nedirbti gaunasi tai, kad aš teisinio darbo nedirbu, bet kitą tai dirbu.
Tai va, tai bet kartais... Bet kai kalbina, gal visai yra malonu. Nu, gal. Bet kartais pasidarau laisvus, kažkur, ta prasme, būna mažiau negu 5 darbo dienos per savaitę. Nežinau, ko dar aš čia galiu pasigirti. Tiesiog ta rutina turbūt vis tiek, jinai tokia yra, kad po darbo pas tai dar ir vaikai, ar ne, taip, tas toksai vis tiek. Taip, pas mane nėra savaitgaliai, pas mane žinoma jau kartais dirbu, neslėpsiu, bet pagrindė yra vis tiek, kadangi aš turiu vaikų, tai ir prie jų to grafiko derinėsi, jie baigia darželį ir jau labai aš savo darbo nepadirbsiu. Tuos visus, kaip ir minėjai, žinučių atrašinėjimus, irgi iš pat pradžių tai tikrai šitą dariau, atrašinėjau, bet kada pasimdavau telefoną. Tai tą irgi dabar stengiuosi, ta prasme, kažkaip susigyvenau su tom neatsakytom žinutėm. Nes pačioje pradžioje erzina, kad jos kabo, nes kai tu pradedi vesti socialinius tinklus, nes prie savo darbinio mailo aš nesijungiu ir aš nežinau, ar ten kažkas parašė. Būtent. Kai tu pradedi vesti socialinius tinklus, tu matai tas žinutės. Ir jos tada, tipo, nori to atrašyti, jo erzina, bet dabar aš kažkaip susigyvenau, manęs aš pradėjau nebeerzina. Net buvo etapas, kol neturėjau irgi komandos pastiprinimo, kol buvau viena. Tai aš, žinok, net grįžus po darbo ikonėlės išsitrindavau iš telefono, Facebooko ir Instagramo ir ryte vėl atsisiųsdavau, nes mane tiek gerai. O dabar jau, kai yra ir pastiprinimas ir kai dabar jau išmanau funkcijas iPhone pilnai, tai aš tiesiog pasidarau programėlės, kurios neklinksėtų man, kad išjungiu aš ten nuo 5 ar 6 valandos, padarau, kad do not disturb ir, žodžiu, jas iki 8 ryto man įsijungia, žinai. Jeigu aš pati noriu, tai užeinu pasižiūrėti, bet manęs jau tas skaičiukas augantis ten su pranešimais ar ten notificationais nebedirgina. Nes tai iš tikrųjų irgi, aš ant savęs pastebėjau, kad labai laiką valgo ir labai tikrai išsunkia. Arba po darbo dirbi darbą. Taip ir gaunas. Vienas tradiciškiausių klausimų tapti ne tik būti šitame projekte, kur semiesi motyvacijos ir įkvėpimo, kai jos stinga. Ir tas toks teisininko darbas man iš šono atrodo, kai socialinėse tinkluose tai matau, tai toks labai gyvas atrodo, labai visko daug, nes ir turinio, kuri ir dalyvauja tokiam veiksme, bet pats tas procesas, tai man toks sausas atrodo. Tai kaip tau jis atrodo, ar tu, aišku, turbūt mėgaujas, nes turbūt nedarytum, bet turbūt ir pervargsti, tai kaip su ta motyvacija ir tuo įkvėpimu? Tai pats procesas ir tai taip ir yra, kaip ir sakai, šiaip viskas yra, aišku, vis tiek dirbi su santykiais, su žmonėm, tai viskas gyva, bet tas procesas, ką reikia padaryti, tas techninis darbas yra taip, jis yra sausas. Tai šitas yra momentas, aš gal kaip asmenybė man labiau patinka ta dalis, ne ta techninė dalis, o šita dalis, tas problemų sprendimas ir komunikacija su klientu, tarkim, ar ne, jeigu kalbėsim, bet be techninės dalies nebūtų šitos dalies, tai taip ir su tais 2 pusrutuliais reikia dirbti ir gyventi, tai viskas tame yra gerai. O kur semiuosi motyvacijos, tai iš tikrųjų, gal yra taip, gal aš turiu tokias kaip viziją, aišku, kinta, ta prasme, čia turiu omeny dabar apie profesinę, apie verslą, ne? Jinai gal kinta kažkiek laikas nuo laiko, nėra, kad jinai kažkokia statiška, bet čia nėra tikslai, biškiai yra kitaip. Tikslai tai taip, aš ten, tarkim, užsibrėžiu tikslus, irgi turiu metinius tikslus, ar ne, aš juos užsibrėžiu ir juos bandau pasiekti, bet tai nėra vizija. Vizija yra labiau, ką aš noriu apskritai, kaip aš viską matau, ką aš noriu padaryti, ar ne? Tai čia yra tiek profesinė turiu viziją, tiek turiu asmeninio gyvenimo viziją. Tai ta motyvacija turbūt, kai nusimuša, ar ne, tai ir tada tai yra tos 2 vizijos ir yra į tai, kas gal labiausiai motyvuoja. Tai ką remiesi, ne? Taip, iš tikrųjų, nes toks, tarkim, praktinis pavyzdys. Dabar tai šiaip labai gerai jaučiuosi, nėra, kad labai jaudinčiausi šiandien ir panašiai. Žinoma, jaudinausi kažkiek, bet nėra, kad labai daug. Bet pačioj pradžioj, kai išeidavau šnekėti, tai ne tai, kad ten istorijų formatu išeidavau, bet, tarkim, su kažkuo į dialogą išeidavau, ar ne, kad ir laivas, paimkim, jeigu socialinius tinklus. Arba dabar jau ir mokymus vedi gyvų. Taip, mokymai. Tai būdavo labai pačioj pradžioj labai didelis stresas ir baimė ir taip toliau. Ir tas turbūt
būdavo tokia didelė ta baimė, kad net nebežinai už ko užsikabinti, kaip judėti į priekį, tai turbūt tik tos vizijos ir padėdavo, nes supranti, kad tai yra įrankis artėti prie tos vizijos ir jeigu tu nesinaudosi tuo įrankiu, tu prie tos vizijos neartėsi, tai kažkaip taip. O liečiant ten knygas ar podcastus ar kažką, tai jo, karts nuo karto tikrai paklausau, bet irgi nėra, kad ten būtinai turi išklausyti podcastą vieną per savaitę. Taip ne, bet taip karts nuo karto paklausau, įsikvėpiu, bet jeigu taip pametu save, tai dažniausiai tas, būtent ta vizija sugrįžina. Nes dalinasi kiti pašnekovai, ten būna vieniems sportas, sako, viskas perdegu, bėgt pradedu. Einu, ten arba 10 km, 20 arba bėgu, kiti knygos, tavo vizija. Man gamta labai. Gamta. Ir fainai, kad pas tave irgi pas visus skirtingi žmonės turi tas skirtingus raktus, kaip tą motivaciją ir įkvėpimą susigrąžinti. Tai labai faina, iš tikrųjų, man irgi privertė susimastyti dar kartą apie tai, pagalvoti, kaip stipriai tu to nori ir dažniau, ne veltui turbūt yra sakoma, kad turėkit prieš akis visada ten, kur dirbat, arba namuose, tą viziją ar nusipiešę, ar apsirašę, ar ne, nes, mes žmonės tokie linkę pamiršti viską. Taip, užsisukam tam rate ir viskas, tada labai lengva pamest save tose darbuose kasdieniniuose. Ne save, bet tą viziją, ta prasme, dėl ko tu viską darai. Pabaigai, apie tai, ką norėtum pasakyti mūsų žiūrintiems, mūsų klausantiems žmonėms, kurie nori padaryti proveržį, nori pradėti dirbti savo, arba tie, kurie dirba, yra tokioj stadijoje, kada aš darau, aš jau esu gal pervargęs nuo tos rutinos, kasdienybės, aš neaugu, ar ne, kaip tuos žingsnelius daryti link tos tavo galbūt vizijos, apie kurią tu kalbi, kaip po tokia irgi gerą, labai atspirti, ar ne, arba tiesiog papildomais patarimais, kurie galėtų juos padrasinti, įkvėpti ir sakyti, žiūrėkit, Miglė rekomenduoja daryti tiesiog tą ir tą iš savo patirties ir galbūt jums irgi surezonuos. Tai ties šitų klausimų gal vėl grįžčiau prie tų vizijų, ar ne, nes tas labai, mano nuomonė, yra svarbu, nes nuo vizijos atsimuša tikslai, nes kaip ir minėjai, gal jau yra dirbama savo, bet sukamasi tam rate ir nesuprasi, dėl ko dirbama, ar ne. Ta prasme, į kur visą tai veda. Ir kai yra ta vizija, tai tada lengviau truputėlį suprast, ką reikia daryti. Nes gali būti, kad vienas veiksmas padės didelį žingsnį, negu 10 dienų darant visai kitus veiksmus. Ta prasme, ar ne? Tai grįžtant, kad manau, kad tikrai reikėtų kažkokios plius minus vizijos ir nereikia jos įsivaizduoti kažkaip labai čia sudėtingai, kaip verslo planu ar taip toliau. Čia tiesiog, ko norit, gal atsakyti į klausimą tiesiog savo pačiam, ko norit iš savo gyvenimo, iš savo verslo, ar ne, ką bandot pasiekti tuo. Taip, kurioje ten įsisukėsi. Taip, kur tave tai veda. Ir nebūtinai reikia irgi galvoti, kad, žinoma, yra svarbu ir tie ne tik finansiniai dalykai, ar ne, kad, tarkim, mano atveju, ar ne, aš noriu pasiekti, kad smulkus verslas būtų labiau teisiškai edukuotas ir sumažintų tų didesnių problemų rizikas, ar ne? Tai čia yra tas kilnusis tikslas, bet taip pat yra ir finansinė pusė, ar ne? Tai čia yra viskas tikrai normalu, gal yra norima, aš nežinau, 500 kvadratų namą pasistatyti, jeigu prie asmeninių eisi. Gal keliauti. Tikrai 5 kartus. Taip, tikrai daug yra dalykų ir pirmiausia reikia atsakyti, ko nori, ar ne? Tai atsakyti, ko nori ir tada bus lengviau nusipaišyti tą viziją ir link jos judėti. Tai čia gal pirmas dalykas, kaip nepasiklysti ir kaip žinoti, nuo ko pradėti. Kitas dalykas, vėlgi aišku, yra tie tada gal tikslai, tie tikslų žingsniai. Nes norėti yra viena, bet reikia žinoti, kaip tą pasiekti. Tai bandyti kažkokius tikslus tarpinius turėti, ar metinius, ar, čia turbūt pagal save kiekvienas, ar ne. Ir tada judėti į priekį. Ir žinoma, susidėliot gal finansus. Manau, dar vienas labai irgi toks momentas svarbus, kad susidėliot, kaip viskas vyks. Vizija, tikslai ir finansų paskirstimas. Tai ačiū labai, Miglė, kad atvykai. Iš Klaipėdos, iš taip toli į Kauną, į svečius, į mano kol kas šitą kuklę studijėlę. Aš irgi turiu vizijų. Dėkoju. Esu labai patenkinta, kad tokie nuostabus, šviesus, motyvuojantis, auginantis mane ir jų žmonės mus supa. Ir tikiuosi,
kad mūsų ta draugystė ir toliau tęsis ir mes dar nuveiksim kažką nuostabaus kartu. Tai aš tai iš tikrųjų norėjau labai padėkoti, kad pakvietei. Labai ačiū, labai buvo malonu. O aš galiu palinkėti gero klausimo ir laukite mūsų naujų laidų. Iki susitikimo. Iki.